visi šitie žmonės, kurie atėjo į halę, tikėjosi pamatyti tave žaidžiantį. Ar buvo kažkoks krislelis galimybės, kad net ir su skaudančiu kirkšnim būtum porą minučių išbėgęs į aikštelę? Nu, nesąmoningas klausimas, nu. Nu, išbėgi ir daugiau niekada neišbėgi. Ar palauk ir paskiau išbėgi ilgiau. Taigi buvo rašyta turbūt, kad nežaisiu. Ar nebuvo? Ar tu pats neskaitei? Ne, neskaičiau šiandien. Ar čia tokį labai nori klausimą užduoti? Sunku. Noriu kaip tik lengvesnį. O kaip Žalgiris šitie dabar 8 taškai Neptūno naudai, ar likus porai minučių, jeigu toks rezultatas bus, gal kartais išžengsi į aikštę? Sekantis klausimas. Kad klausinėjai nesąmonės. Taigi kur mes? Aš giniai pasiruošęs, nei aš negaliu žaisti. Čia klausiu dabar. Taigi tik kalbėjom prieš tai. Ačiū, Arvi. Kad nežaisi. Tu manęs klausi, ar žaisi, jeigu žaisi. Ačiū, Arvi. Nėra už ką, bet tai aš nesupratau tavęs visai. Taigi, tu supratai save ir mane? Arvydas Sabonis, legendinis Lietuvos krepšininkas, iki trečio kėlinio pradžios lieka, ačiū labai. Lieka porą minučių, komandos jau baigė apšilimą, taigi ačiū Jums už dėmesį ir žiūrėsim, kaipgi viskas baigsis šitose rungtynėse. Sudėkui.